žinau, kad man veikia. O šiaip tai nebuvo problemų, kad kažkur tai neįkapočiau. Lukai, plys, siužetą. Tai vėl esam tai pačiai parduotuviai, kaip savaitę prieš video. Tai nusipirkom bandelių, pasimėm bananų, bandysim šauti vėl į kazlų rūdą. Robertas subraižė kitom kilpom, pro kitą pusę sakė, bus kitaip. Bus ledas. Bus ledas. Jis nejuokavo, nes šiandien gerai pasnigo, dar snigo, tai panašu, kad per greit neatvažiuosim. Nu, kokį komentarą, kaip einasi. Einasi kaip per sniegą. Dirdas paskendė sniegę. Vieni kitus filmuoja, toks influenceris influencina. Kad gražu visai. A, jo? Šiek koks vaizdžiukas. Jeigu ne tai sakau, aš toks ką yra. Nedidelį tai turiu. Nu, žodelį, ką turime? Tai turim laužą. Nežinau net kur randamės, kažkiek kilometrų iki Kazlų Rūdos. Važiavom, pamatėm užuovėje. Galvom sustosim, bet va, matom dar žmonės sustojo užkūrę laužą. Labai gražu iš jų pusės, davė šokoladą. Mūsų laukia. Sako, bus čia. Pasišildysim ir toliau dirbsim. Wow. O, jie. Mes čia, manau, kad kaip ten yra filmą vienam sakė, this is the beginning of a beautiful friendship. Tai aš mėgstu kapot, ta prasme varyt, nu, kur sunku ir kur vat, kad įdomiau būtų. Bet aš tikrai pripažįstu, kad šiandien challenging sąlygos yra. O kodėl šiandien challenging? Sniegas išvažiavus, tai buvo labai smagi dulksna ir visiškai powder. Tai labai smagiai važiavus, dabar einam jau į pliusinę temperatūrą ir kimba visas sniegas prie ratų, prie visko. Ir sunku manevruoti, labai techninis gaunasi važiavimas. Einam dviračius apžiūrėsim. Kažkam ratas visai tuščias. Čia elektrinis, pats. Kažkam vat iš sniego padarytas ratas. Ojojoj. Nu tai sveria ratai. Va. Po 20 kg sveria viskas. Sniegas limpa. Sniego besmegenį galima statyti.